Tai šiandien turėsiu pakankamai šaltą fotosesiją. Fotosesija vyks Žirgyne. Tai apsitulojau ant kojų 3 sluoksniai. Nu, ant pačių pėdučių ant kojų 2 sluoksniai. Viršutinis, apatinis, nu žodžiu, čia prisirengiau kaip reikalas, kad nesušalt. Nes laukai -9, bet vitaminė kaip -15. Tai reikia melstis nesušalt ir nesusirgt. Nu va, atveriau Žirgyną ir eisiu po truputį ruoštis fotosesijai. Tai galim tada tokį padaryti, kad kojytę vieną galit biškį pasikelt, čia tokį pasilenkimą padaryti. Galit šitą, žinai, kadangi pas jūs nuplaukai, jeigu aš čia sukapūriausiu maukštinas, tai jūs galit su tais plaukučiais pasižaisti su viena rankytė, su kita. Tarkim, jeigu žirgas atlenda, gali tokį, žinot, prie žirgo pasidaryti. Labai nice. Labai gerai. Labai nice. Ir tada biškį pasirem, tą kojytę galit pasikelt ir jie čia taip susuktų. Gerai. Aš čia tokia apsitulojus jaučiuos prie jūsų. Labai gerai. Labai nice. Wow. Labai gerai. Labai gražu. Bet mes kadrus gaudau, kad tas būnas nesimatytų, kai gerai. Wow. Labai gerai. Jūs galite netgi žvilgsniuką labiau link tenai palaikyti? Jo, o dabar labai gerai. Dabar galiu tiesiog pabandyti labai puikiai. Labai gražiai. Žandai raudoni. Nu va, jau po fotosesijos valandėlę laiko atšalau. Bet ir tuo pačiu visai karštų pasidarė, nes daug judėjau, daug visko dariau, tai griuvau ten vos ne ant sniego, nu bet žodžiu, visai fainai viskas praėjo. Tai nuotraukos keliasi dabar, tai susikels, atsirinkinėsiu, išsiųsiu klientai nuotraukas, kad atsirinkinėtų pati. O šiuo momentu su jumis atsisveikinu, galbūt šitas video buvo pakankamai paprastas, nebuvo pats įdomiausias, na, bet galiu pažadėti, kad sekantis ateinantis video bus be galo įdomus. Ir aš šiuo momentu atsisveikinu. Čiau!